inkilas, akvariumas, terariumas, būda, sodo namelis, butas, kotedžas, gyvenamasis namas. Taip galima vardinti iki begalybės. Tai vietos, kuriuose gyvena žmonės. Na, kartais ir gyvūnai. Visai nesenai šį sąrašą papildė naujas punktas loftai. Kas tai yra ir kaip jis veikia, papasakos Linas. Taigi, loftas atsirado 20 amžiaus 3 dešimtmetį Amerikoje, konkrečiai New York'e. Kas tai yra? Loftas yra būstas, kuris yra įsikūręs apleistose gamyklose, viršutiniuose namų aukštuose arba palėpėse. Reikalavimui loftui jis turėtų būti erdvus, ne mažiau 100 kvadratų. Kaip matot, baldų nedaug, interjeras minimalistinis. Dažniausiai interjere yra paliekamos tam tikros statybinės antvaros, nėra slepiamos konstrukcijos, pagrindiniai dekoro elementai būna metalas arba stiklas. Į Lietuvą loftus atvežė tik tai 20 amžiaus pabaigoje, jie įsikūrė didžiuosiuose miestuose. Šiandien mes didžiausius loftus turime Švitrigailos ir Ševčenkos gatvėje. Jie yra patys gražiausi ir patys didžiausi. Gyvenimo lofto privalumai realiai yra tie, kad tu gali visiškai savęs nevaržyti įkurdamas, nes gali palikti tiek betono perdangas nedažytas, netinkuotas, tiek visas konstrukcijas metalinės. Gali nevaržyti savęs kuriant interjerą, nors dažniausiai loftų interjerai būna minimalistiniai ir gali daryti ką tik tai nori, todėl kad turi daugybę erdvės ir viskas yra tiesiog tavo kūrybos laisvė. Ir kadangi toks būstas kaip loftas labiau populiarėjo, senų gamyklų patalpų lieka vis mažiau arba jų išvis neliko, šiuo metu yra projektuojami nauji namai su viršutiniais aukštais jau užplanuotais kaip loftai. Taigi turim tokius kaip išėjusius iš savo natūralių erdvių loftus, jie yra nauji, bet interjerų realiai jie nesiskiria, nes vėlgi jie lieka minimaliai suskirstyti ir minimaliai apkrauti. Kadangi aš savo loftą jau turiu, jeigu toks būstas vilioja ir tave, tai paieškas pradėk jau dabar.